programų. Paprasčiausiai yra gausios programų metodas. Paprasčiausias, lengviausias programuojamas paprasčiausias. Todėl aš jums ir aiškinu. Ten pagal determinantus, jeigu ten dar, sakykime, teisinė žmoniai galima spręsti, paskui 4-5 ten prasideda į tos žemesnio lygio determinantus ir pradėti juos rašyti, tai ten sudėtingai skaičiavimai, suskaičiuoti, įmanoma, bet jau ten reikia galingai, gerai. Toliau, buvo grafinis atvaizdavimas ir taip toliau, tiesinių greičių, taip toliau ir tiesinis programavimas. Tai grafiškai galima įspręsti kokius, nedaugiau kaip 3 permėčių, daugiau kaip 3 grafiškai neutralizuos. Pagrindinis ten tiesinio programavimo metodas yra simplex metodas. Aišku, dabar yra elipsoidžių metodas, yra progresyvus, neaiškinas, yra ir literatūros administracijų. Dabar tiesinio programavimo uždavinio tikslo funkcija gali būti maksimumas arba minimumas. Jeigu pelno skaičiuojate, tai bus maksimumas. Jeigu reikia kažkokius patenkinti poreikius esant minimum išlaidom, tai tikslas bus minimumas. Bet tiesinio programavimo uždaviniuose visi apribojimai ir visos tikslo funkcijos yra tikrai tiesinės, negalima spręsti. Šis spręs nereikėtų? Nereikėtų, jums spręs per pratybas už pratybas. Aišku, jeigu paskui atsiskaitinėti pavėlavęs, tai tada jau reikės spręsti. Pavyzdžiui, jeigu nedalyvavosi taip toliau, tada kontrolinės, kai šitą testą parašysi, ateisi, tada įspręsi. Uždavinukus ir iš naujo tas neduosiu. Bus paprasčiau. Gerai. Tiesių programavimų baigti. Ten, aišku, galima atvaizduoti, pavyzdžiui, kaip su ten braižymai, kad yra gamyba vyksta. Taip, jeigu pajamos nuo nulio eina, priklausomai nuo pagaminimo, o išlaidos tai eina taip, didžiausias. Kažkiek yra, patalpų šildymas ir toliau, administracija, jeigu va čia yra kalba, pajamų ir išlaidų, o čia nuostolių. Tai vadinasi, kad prie to reikia padaugiau gaminti. Pas mus Lietuvoje, kai smulkios tas įmonėlės gamina vos jūs atrodo pasimas praktiškai. Bet neduos publikuoti, tavo reikės. Tai čia taip paprastai. Aiškinas. Gerai. Čia buvo apie šitą. Paskui apie lošimų teorijos metodus pasakojau ir ten kokie yra lošimų teorijos metodai, pavadinimus bent žinoti. Ten, ar visiems reikalingai žinoti, kad dalykų reikšmių būtų, ar ne visiems? Va. Ir jūs dėstytojau, priminkit tuos pavadinimus. Primink pavadinimus, lošimų teorijos metodų. Pagrindinis yra maksiminas metodas, o taip tai yra maksimaksas, minimaksas, maksiminas, minimaksas, ten visi šitie dėrėjai. Paskui yra Hodžės Lemano taisyklė, Bayeso taisyklė, Laplaso taisyklė. Pavyzdžiui, kokį žinote lošimų teorijos metodus? Ar toks metodas yra? Čia testas. Ar toks lošimų teorijos metodas yra? Kuris nėra lošimų teorijos metodas. Paprasčiausiai, ką reiškia, žinau, kai kuriem tiem svoriai reikalingi, kai kuriem nereikalingi. Pavyzdžiui, Bayeso taisyklė ir savo metodas yra tas pats. Kai Bayesas užrašė tą taisyklę savo 17 amžiuje, 18, o savo Grimonas užrašė iš 1960. O mums tas datas taip gali būti reikėtų? Ne. Ne. Uždavinių nebus. Datų nebus? Baig, kam tos datos? Vis tiek skaičiai. Tos datas, kad
kažkada gal kursas bus ar nebus sprendimų paramos sistemų. Tai Zavadskis savo šitos metodus, pavyzdžiui, kartotinės renovacijos metodą užrašė savo disertaciją, kurią apsauginė 1980 metų. Davė Šarkai savo šitos disertacijos parašė disertaciją ir dabar sako, tai vėl raštas. Tai yra, bet kada? O tas maždaug 1996 metais disertacija. Praėjus 9 metam po to, kai buvo šitą. Tai va, jūs kaip doktorantas buvo galėjo. Gerai. Apie lošimų teorijos metodus. Ir ten, kur mes jums aiškinau, tai yra 2 asmenų matriciniai lošimų teorijos metodai su nulinė mokėjimo suma. Tai atseit, kad pinigai iš niekur nesiranda, niekur nelygos. Tarpusavy pasidalina laikų mokesčių kitiem nemoka. Nes yra ta kooperacinė lošimai. Gerai, lošimų teorijos metodus baigia. Dabar informacijos tipai, taip, kad gali būti tiksli, neapibrėžta, gali būti su pilkaisiais skaičiais aprašomas, intervaliniais žodžiais. Va, ir priklausomai nuo to, kad turite informaciją apie uždavinio tikslų ir turimo informaciją uždavinio tikslo ir sprendėjo sugebėjimų pasirinkamas sprendimo metodas, o ne atvirkščiai. Pirma metodas, o paskui uždavinį galvoja ir sprendžiasi. Tai va, pagal tai. Ir ten mums aš žodžiu pasisavimą. Rodo išsprendžiu. Bet jums šito ne, tik kad įdomiau. Tai iš šitų informacijos tipų, kad ta informacija sensta, kad informacija kuo toliau to daugėja, priklausom, gali skristi kaip nori, priklausom nuo to, kur laikai, iš kur gavome ir taip toliau. Ir kad uždavinį spręsti, žmogus turi daug informacijos, bet kai reikia konkretų uždavinį spręsti, pasirodo, kad jam visada trūksta, reikia ieškoti informacijos. Ir nepriklausom to, jeigu ten specifinės sritis yra, tai aišku, būna kapsas žmogus, tas irgi daugiau žinoma turi ir pakreipėjas, apie tos sritis. Bet dauguma ten statybos uždavinių valdymo uždavinių reikalauja plačių žinių. Gerai, baigėsi apie informacijos tipus. Paskui buvo šita paskaita apie masinį aptarnavimo uždaviniai sukurti, bet tam reikia tik terminus. Ir ką su jais nustatyti, jeigu jau reikės, tada kur ieškoti literatūros susirasti, tada yra kiekvienam uždaviniui spręsti, yra atskiri stochastinio programavimo metodai, tai jūs be pagalbos specialistų jūs tikrai neįspręsti patys. Galima tam nusivesti aprašymą, taip toliau, bet todėl aš jums tikrų formulas yra tam skaidrėse pateiktas, bet o ką su jais galima nustatyti? Pavyzdžiui, kiek reikia įrangos aptarnauti eilėje, vidutinį aptarnavimo laiką, kas kiek ten bus gedimai, toliau. Tai vienu žodžiu, kas susiję viskas su jų aptarnavimu. Techniniai, programiniai įranga, optimizavimu, toliau. Iš to. Ir ką dar aš jums pasakojau? Viskas. Tai dėsite flešiuką, tai turiu visas pasakojau. Tai duokit dėsite flešiuką ir vaiką. Tai su atsakys su testu. Variantas? Kažką pašykėjau, tai paskui išnaikinau, tai gal jis ten ir atsistatė. Vis tiek aš pakeičiu mūsų klausimus. Kiek bus klausimų? Aš nežinau, dar daug. Bet praktiškai parašysim per pusę, paskui per kitą ištaisyti. Iš karto.
Čia jūs visi esat daug maž, ar ne visi? Ne visi. O kiek čia jūsų bus, kaip bus? Daugiau biškai. Tai tada, tai kiek po pusės, Po pusės. nes kitaip, tai kai susėsit vienas prie kito.